Sveiki, mėlyjei! Su jumis vėl Jurijus Slavas. Kaip ir minėjau, pradedu naują rubriką, kurios pavadinimas yra Mano gyvenimo pamokos. Joje dalinsiu su jumis įžvalgomis, kurias esu gavęs iš tam tikrų įvykių savo gyvenime, įžvalgomis, pamokomis, kurios padėjo man atrasti būdų, kaip daryti teisingesnius veiksmus tradiciniam versle, info versle, tinkliniai rinkodarai, investuojant ir apskritai siekiant tų tikslų gyvenime, kuriuos esu įsibrėžęs ne tik verslo sferose, bet ir kitose. Pirmoji istorija, kurią norėčiau šiandien su jumis pasidalinti, įvyko man visiškai nesenai, kai kompanija tinklinės rinkodaros srityje, su kuria mes vystome verslą, buvo paskelbusi apie tai, kad įveda naujus produktus, naują kryptį į Europą, planuoja tai daryti ir tai labai sužavėjo mus, mano partnerius ir mane. Ir mes jau pradėjome netgi daryti veiksmus, kurie padėtų mums suburti žmonės, kuriems galėtų būti tai įdomu Lietuvoje. Ir pradėjome platinti informaciją apie tai, pradėjome pasakoti apie tai žmonėms, bet dėja visas tas dalykas vyko tuo metu, kai kompanija lygiagrečiai paskelbus apie tai, kad planuoja įvesti tą liniją, vykdė kitą procesą, tai yra susijungimo procesą su kita tinklinės rinkodaros kompanija. Ir mes neįvertinome to, kad tas procesas kelia riziką, kad galbūt nebus įvesti tie produktai į rinką, kas galiausiai ir įvyko, kadangi susijungus kompanijom buvo pakeista strategija ir nuspręsta, kad kol kas tie produktai liks ne Europoje, kitose šalyse, kurie tuo metu jau sėkmingai buvo įvesti ir davė gerų rezultatų. Bet vietoj to tiesiog kompanija, su kuria susijungė mūsų kompanija, pristatys savo produktus ir galimybės juos užsakyti ir mūsų partneriams. Ir dėl to mes turėjom staiga stabdyti veiksmus, kuriuos jau buvom pradėję. Mūsų laimėje mes nebuvom dar padarę labai daug tų veiksmų ir neteko daug kažko koreguoti, bet kažkurį laiką mes stebėjome ir laukėme momento, kuris leistų mums visgi įsitikinti šį kartą, kad iš tiesų tie pokyčiai, kurie yra skelbiami, tikrai bus daromi. Ir tik tada, kai mes tai įsitikinome, mes pradėjome daryti veiksmus. Kokią pamoką galima išgauti iš šitos istorijos? Greičiausiai sutiksite su tuo, kad dažnai mūsų gyvenime būna momentų, kai mes esame kažko labai smarkiai sužavėti, kai mes esame kažko emociškai pakylėti, ar tai kažkokio įvykio mūsų gyvenime, ar pasiūlymo kažkokio tais. Ir nebūtinai tai yra tinklinės rinkodaros industrija, tai bet kurio gyvenimo sferoje galima pasitaikyti toksai momentas, kad ir įsivaizduokite netgi tradicinį darbą, kai jūs gaunate pasiūlymą tiesiog dirbti kažkokį geresnį darbą ir atrodo, kad jau jisai yra štai čia ranka apčiuopiamas, jūs pradedate apie jį visiems pasakoti ir po to kažkas pasikeičia ir jūs negaunate to darbo. Arba jūs gaunate kažkokį gerą pasiūlymą iš savo verslo partnerių, tradicinėme versle, jau pradedate dėlioti schemą ir po to staigiai kažkas pasikeičia, o jūs jau vos nepradedate skaičiuoti pinigus, kuriuos uždirbote tenais. Tradicinėme versle tai irgi vyksta labai dažnai. Tinklinės rinkodaros versle tas labai dažnai vyksta su žmonėmis, kurie tik tais gauna pasiūlymą iš savo pažįstamų, iš savo draugo prisijungti prie tinklinės rinkodaros ir sužavėti tos galimybės, dar patys netgi nepradėję tos veiklos, jau pasakoja apie tai kitiem. Jau pradeda pasakoti apie kompanijos produktus, apie kompaniją, dorai dar net nesuvokdami, kaip tai reikia daryti. Ir dėl tų priežasčių galiausiai rezultatas, kurį jie gauna, visiškai būna kitoks, negu jie norėjo, ir tenka mokėti kainą, kuri tuo atveju būna atsisakymai žmonių prie jų prisijungti. Dažnai mes tai darome greičiausiai dėl to, kad galbūt norime tuo pačiu įsitikinti, ar tas susižavėjimas, kurį mes išgyvename, ar tos emocijos, kurias mes išgyvename, yra lygiai taip pat jaučiamos ir kitų žmonių. Arba galbūt norėdami apsisaugoti, kad prieš startuojant mes tikrai jau turėsime komandą žmonių, kurie bus sužavėti ir kartu su mumis startuos. Bet dėja, kaip ir minėjau, darant tai vien tik tais emocijų pagrindų, mes gauname kitokį rezultatą. Tad pamoka, kurią galima būtų išgauti iš šios istorijos, yra tai, kad mes turime visą laiką stengtis balansuoti savo emocijas, kurios visą laiką pakyla ir tampa gerokai labiau užvaldančiomis mus, kai mes esame kažko sužavėti, kažkokio tais įvykio gyvenime, pasiūlymo, tam tikrų pokyčių. Ir mums labai svarbu atrasti tą balansą tarp mūsų emocijų ir mūsų proto, kuris leistų mums labiau padaryti pasvertus sprendimus, labiau padaryti teisingus veiksmus prieš tai, kai mes, pavyzdžiui, norime pasakoti kažkam apie tai, mes turime prieš tai pasiruošti tikrai patikrintą planą, kuris duotų mums tą garantuotą rezultatą, kurio mes ir siekiame. Taigi pirmoji pamoka – mūsų emocijų ir mūsų proto balansas, be kurio jūs gerokai sunkiau sieksite tų tikslų, kuriuos norite siekti. Šiandien buvo su jumis Jurijus Slavas, mes dar ne kartą matysimės šiose rubrikose, kuriuose aš dalinsiu su jumis savo gyvenimo pamokomis,
Ir jeigu jūs manote, kad ši istorija yra naudinga jums arba galbūt gali būti naudinga kitiems, pasidalinkite jas su savo draugais, savo pažįstamais, o taip pat apačioje rasite komentarų lauką, kuriame mielai lauksiu jūsų komentarų, galbūt jūsų patirties panašiose situacijose, kaip jūs elgėtės, kaip jūsų emocijos užvaldė jūs ir tokiu būdu padėkime išmokti daugiau vieni kitiems. Mes susimatysime greitai, iki kitų kartų. Sėkmės!